kai aš tave tariu, prieš akis sumerga raštų raštai. Ir pilna padangė vidurių, ir linų žydėjimas be krašto. Skamba ten seni šventi vardai, girių, ūkių, klonių ir sodybų. Sunkias skausmos karą suardai. Sidabrus eina šiaurė į žibą. Ir sueiti vėl iš praeities, dainos, myslės, pasakos nutilę. Ir pakyla tiltai iš nakties į didžiųjų kunigaikščių pilį. Gintaras, sula, medus, nemunais per žemės širdį teka. Ir lietuvis laisvas, išdidus, į užburtą kalną randa Kučino biblioteka, draugė su Vilniaus ir Alytaus kolekcionieriais. Pakvietėme jūs į parodą Alytaus ulonai, Vilniaus ir Alytaus kolekcionierių rinkiniuose. Kaip minėjo istoriniai šaltiniai, ulonų pulkas buvo suformuotas Kaune, tai įvyko 1920 metais. 26 metais šis pulkas persikėlė į Alytų ir po 2 metų buvo pavadintas Lietuvos Didžiosios kunigaikštienės Birutės pulku. Pulkui buvo įteikta vėliava, kurioje buvo užrašyta: garbingi bočių žygiai tebūna mums gyvenimo rodiklė. Pulkas gyvavo iki pat 40 metų ir tik Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, pulkas, kaip ir visa kariuomenė, buvo išformuotas. Na ir per šį laiką ulonų pulkas tapo savotišku Alytaus miesto simboliu. Nė viena šventė nevykdavo be pulko parado ar pulko orkestro. Ir miestelėnai neįsivaizduodavo savo sekmadienių be pasivaikščiojimų miesto sode ir be pulko orkestrų. Iš asmeninės kolekcijos tiek vilniečių, tiek alytiškių. Ir šiandien pas mus svečiuojasi Vilius Kavaliauskas, Algimantas Antanevičius, Mindaugas Ereičikas ir gaila šiandien negali būti Gintaro Lučinsko. Ir dabar žodis Viliui Kavaliauskui. Rinkėjų paroda. Čia yra, aš prieš kažkurį laiką buvau paskirtas žiūri komisijos nariu į Krašto apsaugos ministerijos vykdytą fotografijos konkursą. Ir pačios gražiausios nuotraukos, kurios buvo istorinės nuotraukos, kurios buvo pateiktas tuo metu konkursui, tai buvo apie ulonus ir visas buvo nuotraukos iš Alytaus. Ir visas jas buvo surinkę vietiniai rinkėjai, vietiniai kolekcininkai. Ir kadangi aš juos visus pažįstu, ir Mindaugą, ir pana Algimantą, ir Gintarą, kurio šiandien nėra, tokia kilo idėja, gana netikėtai, buvo tokių postumių, buvo Plechavičiūtės, Alinos Plechavičiūtės vizitas pas mane. Dabar mes tokį bandom įvykdyti, ruošiamės tokiam gana dideliam projektui. Valdovų rūmuose bus didvyrių salė. Tai Valdovų rūmai skiria vieną gražiausių salių, taip žinoma, ten šiek tiek toliau nuo viduramžių. Ir ten bus, mes galvojam, sudėti Lietuvos karžygius, kur kriterijus bus, ką atrinkti, yra prieškario Vyčio kryžiaus kavalieriai. Ir Alina Plechavičiūtė atvežė savo tėvelio Aleksandro Plechavičiaus nuotraukas tai salėje, būsimai ekspozicijai, ir jos buvo tokios gražios. Ir sakau, jas reikia visiems kur nors parodyti. Ir be abejo, nežinodamas, kokie puikus rinkiniai yra Alytuje, aš tiesiog pasiūliau pono Antanevičiui ir Mindaugui Ereičikui ir Gintarui Lučinskui, sakau, padarykit parodą. Ir sakau, pridėsim tas unikalias nuotraukas iš Alinos Plechavičiūtės, kurios labai tragiško likimo pulko vado, kuris buvo nuotraukos, kurios buvo išsaugotos. Originalai yra labai smarkiai nukentėję, čia yra šiek tiek mėgėjiškai parestauruota ir jos išdidintas. Ir tiesiog buvo proga visą tai parodyti. Kadangi ulonai yra savotiška Alytaus specifika, aš manau, kad tokia paroda, kuri čia yra, tai čia tikrai gali didžiuotis ir ne tik Alytus, ir jie gali domėtis ir visai. Labai daug pasakė ponas Vilius Kavaliauskas, taip kad čia labai ką papildyti ir nebeturėčiau. Tik tai gal pradėsiu nuo to, kad
galima sakyti, tai buvo jo iniciatyva. Nors apie šitą parodą mes jau kalbėjom praėjusiais metais, kada buvo paroda šitoje pačioje salėje apie Olitą, Alytų senąjį. Tada buvo tokia mintis kilusi surengta paroda ir ji būtų tikriausiai realizuota, bet kažkiek tai vėliau. Tuo tarpu, kada gavom čia tokį paraginimą iš pono Viliaus ir su jo tokia įdomia medžiaga, kuri čia tikrai labai ir labai pagyvina šitą mūsų bendrą parodą. Tada atsirado stimulas ir aš dėkingas taip pat ir bibliotekos vadovybei, direktoriai, pavaduotojai, kurios tikrai nežiūrėdamos ir nelaimių atsitikusių šioje bibliotekoje, pasistengė, kad viskas įvyktų laiku ir, kaip matot, tas įvyko. Viliui Kavaliauskui. Kiek praėjo metų, praėjo amžinybė, nieko ir kad atsitraukė